mūsų rašymas. Buvo Rainas labai panašus su bengališkais raštais, bet irgi išvažiavo namo, pasiėmė brolį. Vaiką su mama abudu išvarė. Tai va, o rašymas guli, labai fainas katinas. Labai fainas katinas mūsų rašymas, gerėtis irgi. Nu, pušelė, labas. Va, gražuolė, kokia pušelė. Irgi iš Druskininkų berods. Kai semukė, bet charakteris tai visiškai nesamo. Labai gera katė, jauki, glostosi, šnekori. Kažkaip šiandien nepasibarė. Labas, pušelė. Užsiėmus reikalais, valgo. Gražuolė mūsų pušelė. Akutės mėlynos. Kas mus stebit, mėlyjei, tapinkit. Kad kuo daugiau mus matytų visi. Ne, o tu, kaip tu, ką? Irgi naujokė, bijosi be proto, bijosi. Kokios akys nusigandę. Nebijok, čia rankos geros, nebijok, niekas nenuskriaus. Na, praeitą kartą bandžiau su pirštinė, bet jinai neagresyvi, tiesiog bijosi. Irgi reikia darbo įdėti. Sveiki, Donatai. Aš manau, kad socializuosis ir viskas bus gerai su ja. Taip, nebijok, mažiukė. Va tokie gyvūnai, traumuoti, išsigandę, atvažiuoja pas mus. Taip, pušelė. Tau tai viskas gerai, apsipratai jau. Ir viskas fainiai. Va, kaip jie gražiai draugauja, kaip jie gražiai guli. Vaikai, kokia graži draugystė. Visi išsitenka, visiems užtenka vietos. Taip. Nefritai, o tu klausaisi šunį? Labas, nefritai. Va, mūsų katinas irgi su charakteriu. Kokia nuotaika, toks ir katinas. Kartais geras, kartais piktas. Jo, čia žinokit, pas mus dažnai tokių vaizdų būna, kad jie gulasi tiesiog vienas ant kito. 3 sugula, kartais 4. Jo. Zlotai. Kudzenu tu toks plastiškas katinas. Na. Šitą trispalvė labai baikštė. Bijosi. Irgi reikėtų padirbėti. Na, mėgsiukai. Labas, ką sakai? Pasitinki mane? Labas, nieko neturiu. Tuščias pirštas, ateik arčiau. Ne, žinokit, Jūrmala mūsų namo išvažiavo. Šita panaši katelė į Jūrmalą, bet ne, Jūrmala puikiausiai namuose vartosi karalienė. Dar truputuką prisibijo tik tai iš kambario išeit, bet sakė, viskas ten su ja gerai. Aš manau, kad prasilauš, nes tiesiog jinai ilgą laiką išbuvo pas mus. Kas čia šnypia? Tai jai dabar labai viskas nauja ir viskas keista, kad daug erdvės. Labas, tu ja. Tai ko tu dabar šnypi? Kodėl tu čia? Pagaliau, mes irgi taip džiaugiamės. Nes žmonės rinkosi tarp jauniklės ir tarp Jūrmalos. Tai aš tiesiog, taip ir pasakiau, kad sakau jaunikliai, tai jie išvažiuoja. Jiems namai susirast lengva. O vat Jūrmala jaunai pas mus senbuvė, tuo labiau, kad jinai tokia santūri. Jinai visada gulėdavo narve, mamiška mūsų Jūrmala. Tai vat labai faini žmonės papuolė. Labai džiaugiamės ir išsivežė, išvažiavo, ar viskas fainiai. Jo. Labas. O čia va Zinutė. Čia mūsų Zinutė. O kitam kambarį yra jos 2 vaikučiai, jaudukai, iš namų atiduoti. Irgi pasiėmė mažiukus. Ir dabar jau kada užaugo, pagrąžino mum
Taip, tai va Zinutė ir jos vaikučiai dar vis pas mus. Zinutė, tu labai gera katelė. Gera, labai meilūnė. Va Banytė atėjo. O gal kažkas man pagalbos galit? Gal žinot, kur Jūrmala išvažiavo? Kažkaip neužklausiau po žmonės, kurie pasiėmė. Gal Asta čia vietoj žino. Bet labai, sakau, labai jauni tokie, bet supratingi. Kažkaip vat pamatai žmogų ir šilta nuo jo būna. Tai labai jie man patiko. Nu, o tu bijai, nebijok, rytoj atsinešiu tau kažko skanaus duosiu. Taip, duosiu kažko skanaus. Pušelė irgi ilsėsi. Pavalgė. Bet toks keistas kambarys dabar be Jūrmalos. Eini ir kažko trūksta. Nes jinai ten visada gulėdavo tam narvuke. Apie ją vyko veiksmas, katinų krūva. Visi sugulę. Aš paskui išlipsiu pas Editą, paklausiu, jinai pasižiūrės sąsiuvinyje, jeigu nieks neparašys, kur mūsų ta Jūrmala išlėkė. Labą dieną, jums negalima išeit. Jums negalima išeit, aš pas jūs ateinu, gerai? Taip, labas. Užsidegsim šviesą. Nu, va čia va Zinutės vaikas. Vienas, o va čia va kitas. Dičkiai vartosi. Fainuoliai, ramus, nekonfliktiški katinai. Na. Kodėl tu išjungi šviesą? Ką? Kodėl tu išjungi šviesą? Pagražino, nes motyvavo tuo, kad ne vietoj šlapinasi, nors pas mus nei karto nepadarė ne vietoj. Tai taip nusprendėm, kad turbūt pabuvo ir atsibodo. Ir grįžo pas mus. Ateik, dar tave parodysiu. Grožiu. Barborytė tave vadina. Barborytė. Jo, Barborytė. Gražuolė. Mūsų irgi mini katytė jauna. Tiesiog dar ne visos procedūros atliktos. Tai dar narvukiai irgi murkė, murkalė mūsų. Atvažiavo irgi visa susivėlus, nes kadangi ilga plaukė, tai jau jiem labai būna bėda, kada valkatauja. Apkirpom, dabar aprengta megztuku, kad nebūtų šalta. Taip, aprengta Barborytė megztuku, matai, kas čia vyksta. Va, atėjo Zinutės vaikas vartosi. Dešrių atėjai, va koks jis geras. Irgi nusigandę labai buvo, kada atvežė tos pirmos dienos narve, nes jie nesupranta, kas yra, kodėl jie čia, iš namų. Oi, užsikabino nagas. Vaikas. Va, užėjo jam grūstį, susivyniojo adijalą. Eik patikrinsi. Nu, atėjo kolega. Va, kokie fintai pas mus vyksta Alytuj, keturkojo vilties priglūdėliai. Ką jie čia išdarinėja? Samsonai, labas. Samsonai, tavo žmogus dar neatsirado? Ką, Samsonai, dar tu vis čia? Labai reikia Samsonui namų, labai mielus katinas. Didelis, pūkuotas. Samsonai, groži tu. Grožėta. Irgi atvažiavo, buvo toksai baubas. Ypatingai ten, kur pagavo, tai nupasakojo, kad labai blogas, kanda, muša. Aišku, pradžioje čia buvo su juo vaizdų. Jis toks kaip pinčiukas. Staigių judesių bijojo, būdavo, jeigu tik ranką traukys, tai tu įkepštelno nagais, o dabar auksinis katinas. Kam didelio, raino, pūkuoto, nu ko ne meinas, nu. Meinas o meinas. Tai vat atvažiuokit, išsivešit. Pavargai, Samsonai, sunku tau. Taip. Samsonai, ir tau sunku. Sunku vaikui. Nu, sunku.